Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Šiandien 15 minučių studijoje vieši vaikų ligų gydytojas Rolandas Silvestravičius. Sveiki. Smagu, kad atkeliavote. O kalbėsime apie tai, kad lygos šį rudenį lyg ir įsibėgėja kaip niekada anksti. Kokios priežastis tai nulemia, kągi veiksime lapkritį, kai kovą sutinkame jau rugsėjį, yra dar kas maudosi, o čia, prašau, jaučiamės užklupti. Tai mėginsime laidos metu ieškoti recepto ir patarimų tėvams, kaipgi išgyventi ligų sezoną ir nepalūžti, kai vaikai serga. Šiame sezone štai jau ir esame, nors dar tik rugsėjis. Kas čia šiais metais atsitiko? Kodėl tos ligos taip paskubėjo ir jau kaip ir registruojama tų sergančių visai nemažai? Na, nieko čia ypatingai neatsitiko, atvirai pasakęs. Vaikai grįžo į mokyklas, grįžo į darželius, ar ne? Kas pailsėjo užsienį, kas pas senelius, dar kažkas. Ir natūraliai, kad ne visi sveikieji grįžo. Ir kaip tik 2 savaitės jie sėkmingai pasidalino tą, ką turėjo. Priedo nepamirškit, kad mes turim naują virusą COVID, ar ne, kuris yra labai lakus, labai greitai persiduoda. Ir vaikai pasidalino ir jo. Ir mes jau turim įsibėgėjimą. Dar aš negaliu pasakyti, kad yra kažkokia griūtis, kad masiškai serga, ten grupės uždarinėja, bet sergančių yra ir ypač COVID daug. O COVIDas, kaip žinot, labai lengvai dabar persiduoda ir žiūrėkit, vaikas užsikrėtė darželį ar mokykloje, jis grįžta į namus, sėkmingai atiduoda tėveliams, tėveliai dar porą dienų ten su sloga nuėjo į darbą, pasidalino savo kolektyvę. Tada tie kiti tėveliai parneša į namus savo vaikučiam ir mes jau turim tokį gražų paveikslą. Taip draugiškai COVID ir apsikabinam, ar ne? Taip, ir natūraliai, kad COVID mes turim daug ir tai padidina tuos skaičius sergamumą. Ką apie jį galime pasakyti, ar jisai kito per šį laiką, piktesnis šį sezoną, kiek dienų tenka su juo grumtis, ar vėl čia labai individualu? Tai yra individualu, bet aišku negalima palyginti su tuo pirmu variantu, kur jis buvo atėjęs ir kur buvo tikrai ta didelė tragedija. Vaikai visumoje serga gana lengvai, iš savo patirties galiu pasakyti. Didžiai daliai tai pasireiškia sloga, ten balsas prikimęs, pakosti, kai kurie net nekarščiuoja. Yra tokių, kur karščiuoja 3 paras, po to kaip ranka nuima, viskas pasibaigia. Yra, kur duoda žarnyno sutrikimus. Vaikas ten truputį pavėmė, paviduriuoja, piliuką paskauda. Labai platus spektras tų simptomų COVID. Ir tiksliai pasakyti, kad čia COVIDas pagal šitą simptomą tikrai ne. Padarius testus mes galime jau tada pasakyti, kad taip. Bet jei jau testas rodo COVID, nereikėtų vaiko leisti į ugdymo įstaigą, būtų gerai, kad jisai bent kelias dienas namuose. Jūs minėjote 5 bent jau. Taip, mes rekomenduojam bent 5 dienas, su sąlyga, jeigu vaikas jau gerai jaučiasi ir sveiko. Jeigu jis toliau ten karščiuoja, dar turi tų simptomų, natūralu, kad tai pilnai pasveikus jis gali. Kaip organizmui reikėtų pagelbėti? Apie vitamino D injekcijas visus metus mes esam prisiklausę, daug kas ir jau taikom praktiškai. Kas dar gelbsti užklupus būtent, tarkim, COVIDui? Gydymas, nepamirškim, COVIDas yra ne bakterinė infekcija, tai yra virusinė infekcija. Kažkokio vaikams specifinio gydymo, jeigu lengvas formos mes netaikom ir negalim taikyti, tai tiesiog gydom simptomatiškai. Kas simptomas? Jeigu sloga, plaunam nosytę, lašinam lašiukus. Jeigu karščiuoja ir stipriai karščiuoja, ar ne, tada mušam temperatūrą. Bet vėlgi, dėl tos temperatūros nereikia skubėti mušti. Nežinot, kad temperatūros padidėjimas yra vienintelis ginklas pas žmogų, atvirai pasakius, duotas, nežinau, ten gamtos ar Dievo, kaip kas supranta. Kodėl? Todėl, kad mes kitų priemonių, tokių apart vaistų, ar ne, kai žmogus sukūrėt vaistų, žoleles, dar kažkas, pats organizmas neturi. Tai gaunas, kad
pakilus temperatūrai iki 30, virš 37 visi mikrobai, tiek bakterijos, tiek grybeliai, tiek virusai jaučiasi blogai, diskomfortą. Jie taip greitai nesidaugina, atsiranda tas diskomfortas, mes pakeliam. Priedo didėjant temperatūrai suaktyvėja visi imuniniai mechanizmai. Ir organizmas kovoja ženkliai. Tai temperatūrą mes nerekomenduojam mušti iki normalios, nes ta normali, kai mes esam sveiki, yra normali. Kai mes sergam, ta normali jau nėra normali, todėl organizmas kelia tiek, kad jis galėtų sukovoti. Tai mes sakom taip, vaikam ten 39 drąsiai, jeigu jis gerai jaučiasi. Ir yra vienas tas bet. Jeigu yra vaikų, kurie 3, 7, 5 jie kaip lapukai, viskas. Tai tas bet ir yra, jeigu vaikas gerai jaučiasi, mes galim drąsiai leisti karščiuoti, bet jeigu jis jaučiasi blogai, mes tada mušam temperatūrą. Bet atrodytų, kaip vasara buvo, atostogos, imunitetas vaikų turėtų būti stiprus, kodėl jisai nekovoja. Ar čia pietų miego trūksta, kokios čia priežastys, ar tiesiog, kaip jūs sakėt, dar prieš pokalbį įsibėgėjant, vaikai turi sirgti, ar ne? Paaiškinkim ir skaitytojam, ir klausytojam, ką reiškia tas vaikai turi sirgti. Žiūrėkite, jeigu žiūrint į tą sudėtingą mechanizmą kaip imunitetas, kur dalyvauja daugybė ten mechanizmų, cheminių, ląstelių ir taip toliau, tai gaunas, kai gimsta naujagimis, jis pusę metų, mes taip skaičiuojam, aišku, taip greitai nenusikerta, gauna iš mamos tą pasyvų imunitetą, kur mama kaip ir apsaugo tą naujagimį, kad jis nesirgtų. Ir jis turi viską iš mamos atminties. Po truputį, po pusės metų, tas imunitetas pradeda silpnėti, atmintis dingsta. Ir įsivaizduokit tuščią lapą, kuris yra, sakysim, be jokių įrašo tas imunitetas. Kaip jį įrašyti, kad imunitetas atsimintų, kad ta bakterija yra blogai, ar tas virusas yra blogai. Ir jis turi, kad atpažintų, turi būti kažkoks įrašas. Tai ką mes darom? Mes padarom su vakcinom, nuo tų rimtų tikrai baisių ligų, mes priverstinai įskiepijam ir įrašom imunitetą į tą tuščią lapą, kad šitos ligos yra blogos, tada gaunas, kad imunitetas jau jas atpažįsta ir gali sėkmingai sukovoti. Bet visa kita, per visą tą mūsų gyvenimą, o ypatingai vaikai, kadangi tas lapas yra neužpildytas, tam, kad rašyt, nepaskaitysi knygutės, kad šita liga blogai, tu vaikas prisimink ir nesirg. Taip nebūna. Jis turi persirgt, tada imunitetas, aš jau supratau, įrašau, aš jį atpažinsiu ateityje ir jeigu aš ir sirgsiu švelniau negu pradžioj. Tai ir gaunas tas paradoksas, kad vaikai labai serga, ypač darželinukai, principai iki 1 klasės, nes jie serga ir jie turi sirgti. Nes jie kitaip imunitetas nesusiformuos. Laimė kažką aplankys vienu metu, abu klausykit ir pasakėm tą patį. Tai tas toks besąlygiškas tėvų noras apsaugoti savo vaikus, pakišti po stikliniu gaubtu ir sako, niekur nevažiuosim, niekur neįsim, kad tik nesusirgtų, tai kaip ir ne visai teisingas, ar ne? Tai žinoma, kad tai yra neteisingas, nes vaikas vis tiek jis anksčiau ar vėliau susidurs su tuo sukėlėju. Ir jis vis tiek susirgs. Taigi, žiūrėkit, yra ten istorijose aprašyta daug tokių atvejų, kur gyvena uždaros bendruomenės žmonių, ar ne, ten N metų. Ir pasirodo šitie mokslininkai ir išmiršta visas kaimas. Nes jie dalinosi tais mikrobais, virusais tarpusavį, bet jie vežtiniai, šiuolaikiški. Imunitetas švarus, jis neatpažįsta ir žmonės išmirė tiesiog. Tai čia lygiai tas pats, pakiškit po gaubtu, taip, kol jis bus po gaubtu, jis nesirgs, bet jeigu jis tik kažkur išeis, ar į parduotuvę, ar į mokyklą, natūraliai, kad jis turės sąlytį su tais sukėlėjais ir jis sirgs. Taip, ką mes galim kaip tėvai padaryti, ar ne, stiprinti imunitetą, kokiais būdais, visų pirma susiskaičiuoti, ką valgo, kiek valgo ir kiek miega, ar ne, pradžia, visi pradeda nuo to. Teisingai, nes vėlgi tas sirgimas, ar ne, sirgimas sirgimui nelygu, jeigu vaikas jau serga per dažnai, labai dažnai, ar ne, tai galima tada įtart, kad kažkas yra negerai. Kas veikia imunitetą? Tai pirmiausia, kodėl rudenį, ar ne, prasideda, ne tik todėl, kad čia peršalimo ligos, kad mes čia dar atsiranda stresas vaikam. Nes jie po atostogų
buvo faina su tėveliais atostogauti ir dabar kam į darželį, kam į mokyklą, kam dar kažkur nesinori. Jeigu ten pasikeitė grupė, kas pirmokas iš viso ir jie jaučia stresą, o stresas labai kerta per imunitetą, atsiranda ligos. Tai pirmiausia reikėtų pradėti, kad kažkaip sušvelninti, amortizuoti tą vaikų stresą, ypač rugsėjai, tos pirmos dienos būna sudėtingos. O ką pasakytume tų vaikų tėvam, kurie neatostogavo arba labai minimaliai to poilsio vasarą teko, tarkim, lankė ugdymo įstaigas, buvo stovyklose, kaip ir organizuotas užimtumas, jie kaip ir metų eigoje, taip ir tuos 3 mėnesius mokėsi, ar ne, gal kažkokių kitokių dalykų, bet to tokio lėto laiko, kad tik žaidžiu su draugais ar ne, tai jisai kaip iš vis nepailsėjęs grįžo tada. Sunku pasakykit, vėlgi priklauso nuo tų užsiėmimų, ką jie ten veikia. Ten kartais tas aktyvus poilsis būna žymiai geresnis, negu jis sėdė, sakysim, prie kompiuterio ar ne, tėvai darbuojasi, o jis visą dieną net neišeina į lauką, nes čiagi įdomiau, ar ne, prie kompiuterio, planšetės. Tai jeigu ten tie būreliai ar ten tos stovyklos aktyvus poilsis, tai vaikas kaip tik būna pailsėjęs. Bet vėlgi grįžtant į namus, tėveliai būna pavargę. Ir tada vėlgi gaunasi, kad vaikui ir taip pat stresas eit kažkur, o dar namie irgi tėvai nepailsėję, jaučiasi tą įtampą, o vaikai tą labai jaučia. Tas poilsis, kiek jo turėtų būti vaikui, kad sakytume, jis kaip ir pailsėjo, ar ne, visus 3 mėnesius ir turėtume tą suteikti, ar daugiau, ar mažiau? Tai nereiškia, kad jeigu pusę metų tu ilsėsies ir tai jau tada gali dirbti 5 metus be poilsio, taip nebūna, ar ne? Tai vaikas pradeda, yra stresas ir reikia įeiti kažkokį tai, ne kažkokį režimą paprasčiausiai, laiku eit miegot, prieš miegą išeit pasivaikščioti su tėvais. Ramioj būsenai, pasišnekučiuoti apie tą mokyklą, apie dar mitybą. Tai turi būti pilnavertė, turi būti sveika. Ir ne taip, kad jis vieną kartą pavalgo vaikas ar ne, ir tai dar neaišku, ten pica kokią suvalgo ar dar kažkas vakare. Visa tai lašas prie lašų prisideda. O jau dėl to pietų miego irgi mamos labai daug diskutuoja, irgi mokslinių straipsnių prirašyta, iki kada tas vaikas turėtų miegoti pietų miego, kol darželėje tol ir miega, ar čia irgi individualu, aš manau, nes tas pietų miegelis vieniem tikrai yra gerai ir jie patys nori, kitas trina, pavalgia ir jis jau atsigula ir pamiega ten valandą, 2, kiti ilgiau, bet kiti nemiega. Ir ką, tai nepriversi tu jo. Tai matyt, reikia ieškoti tiesiog ženklų kasdienybei. Pavyzdžiui, kaip vaikas elgėsi savaitgalį, kada tu jį matai, ar jisai nulūžta, liaudiškai tariant, ar ne, užmiega, ar visą dieną kaip tas varikliukas. Visiškai teisingai, nes mes suaugę individualūs ir mūsų vaikai individualūs, su skirtingais charakteriais, temperamentais, su pomėgiais skirtingais. Tai labai individualu yra. Reikia žiūrėti vaiką, koks pas tėvų vaikas auga. Taip, o jeigu jau vaikas susirgo, kažkaip tėvai ir iš medikų girdi tą tokį, ir iš artimųjų, tai stiprinkite imunitetą. Tai kągi dabar daryti? Jisai susirgo, tai kas ta pagalba numeris 1? Ne, kai jau susirga ir tėvai sako, kaip čia grūdinta vaiką, tai sakau, dabar gink Dieve, nebegrūdinkit, nes jis jau dabar serga. Ir ten stiprinti imunitetą, tai sako, mes pripirksim čia maisto papildų ir kišim, kad jis jau greičiau pasveiktų ir sustiprėtų. Deja būna atvirkščiai, nes jeigu vaikas serga, tai dažniausiai jis nevalgo, jis nenori valgyti, skysčius reikia tik užtikrinti, o apie maisto papildus tai reikėtų pamiršti. Kodėl? Tai pirmiausia, dėl valgymo. Tėvai labai pergyvena, kasnelio nesuvalgė. Čia jau, sakau, jūs įsivaizduokit, ką reiškia kasnelis, ar ne? Taip pat atrodo kasnelis. Kokios sistemos įsijungia? Seilių liaukos, ar ne? Skrandis, rūgštis gaminasi, prasideda virškinimas. Kasa, kepenis, plonasis žarnynas, storasis žarnynas. Tai ir įsivaizduot, kiek resursų reikia, kad tą kasnelį suvirškintų. Ir dažniausiai vaikai nevalgo, kol serga. Ir kai jis pradeda sveikti, jis jau tada mama duok valgyti. Nes organizmas, bent jau vaiko labai protingai sutvarkytas yra. Jis fokusuojasi į tą sukėlėją, visą energiją nukreipia, kad sukovot. Tai
ta pirmoji pagalba galėtų būti vitaminas D, vitaminas C? Ar Ne, čia jau irgi tai jau nebeturi reikšmės? vitaminas D, mums pastoviai jo trūksta ir pastoviai reikia vartoti. Aišku, sveikintina, kad pasidaro tėvai ten, ar ne, pasižiūrėti kraują, kiek to vitamino D, ar užtenka, neužtenka. Pagal tai mes galim tiksliau pasakyti, jeigu trūksta, kiek trūksta, dadėti ir taip. Bet tai nėra ūmi pagalba. Ir tas vitaminas D, jis pastoviai mums reikalingas. Ir jeigu mes pradėsim vaikui tik tais duoti ir tikėtis kažkokiu greitu efektu, to nebus. Su maisto papildais vėlgi, mes kišam tos vitaminus, jie dažniausiai būna neaktyvios formos. Tam, kad taptų aktyvę formą, jie turi praeiti kažkokį tai organą, kažkokį tai ciklą. Tai kepenis, tai inkstus, tai dar kažkas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes vėl apkraunam organizmą, jis ir taip serga, turi kur dėti, o mes dar imk, kad maža nepasirodytų, kad va. Tai šito nereikia, reikia vengti. Tai geria daug skysčių ir aišku, kas sukėlėjas. Jeigu ten jau gydytojas pasakė, kad ten bakterinė ar ne, ir kraujo rodikliai rodo, kad reikalingas antibiotikas, nu tai tą gydom taip. Tik aišku, vėl tada išlenda, lazda turi du galus. Mes pagydom tą, sakysim, bakteriją, išnaikinam, bet tuo pačiu dažniausiai sėkmingai išvalom ir žarnyną. Tai va. Gerųjų bakterijų, žodžiu, nepamiršti, ar ne? Su antibiotiku. Ar netgi sergant tuo pat metu? Sergant reikia pradėti vartoti, nes gerosios bakterijos jos pas mus nesidaugina, bet ką jos daro, jos, kadangi jų labai daug, jos neleidžia tai blogom bakterijom, blogai mikroflorai suvešėti vietoj tų, kur mes išvalėm. Tai vat kurį laiką reikia pavartoti, kad atsistatytų. Kaipgi tėvam, sakykit, dar su tais sergančiais vaikais gyventi tarsi ir savo rutiną turi, ar ne, laukia darbai. Ir čia va tau 38,5 sako labas rytas. Tai matyt, vienaip ar kitaip tenka atsitraukti nuo tų įprastų veiklų ir skirti dėmesio, skirti meilės. Netgi esu skaičiusi, kad yra tokia teorija, kad vaikas serga todėl, kad tiesiog nepakankamai mylit. Kažko pritrūko, reiškia. Yra, nežinau, čia gal pajokavimas, bet esu, žinokit, už skaičius. Tai ar čia yra tiesos, koks grūdas tame? Ne, tai mes ir kalbam apie tą stresą. Jeigu vaiką dėmesio nekreipia, jis stresuoja, vienas pats užsidaręs. Natūralu, kad jo nervinė sistema dekompensuota. Net laiko ir dedasi ligos, nes muša per imunitetą. Iš kitos pusės, jeigu tėvai jau sugalvojo turėti vaikų ar ne, tai reikia jau susitaikyti su tą mintim, kad jie sirgs ir tu negalėsi visą laiką būti darbe. Serga ir suaugę, ne tik vaikai. Taip. Tai suaugę dar ten sloga, su temperatūra vis tiek eina į tas darbus, ten prisidėjo tų vaistų, o vaikų tu nenuvesi. Tai va, bet tam yra sugalvoti nedarbingumo pažymėjimai. Ar didelis procentas tėvų iš tikrųjų leidžia savo pabūti su vaiku, kai jisai serga? Ką jūs matote iš savo darbo praktikos? Didelis procentas, nes dabar tvarka tokia, kad jeigu vaikas atėjo, sakysim, sloguojantis, kosintis ir dar jeigu šiek tiek karščiuoja, tai darželį labai greitai paskambina tėvam, pasimkit savo vaiką, iš mokyklinukai lygiai tas pats. Tai tėvai, principė, jeigu vaikas yra nedidelis ar ne, tai jie neturi kito pasirinkimo. Kol jis nepasveiko, jie turi būti namie. Tam ir yra sugalvota, tam valstybė ir dengia tuos. O sakykit, dar šalia viso to, auginant vaiką, yra toks palydovas kaip skiepų kalendorius. Ar ne, tėvai, kiekvienas tėvas jį pažįsta ir čia irgi tas toks, kaip sakau, amžinas klausimas, susirgo, tai ką dabar daryti? Kaip čia su tais skiepais? Jau ir taip organizmui sunku, ar ne, po kiek laiko mes galim skiepyti? Koks būtų jūsų patarimas? Mes skiepėm, natūralu, jeigu susirgo, tai mes neskiepėm. Bet jeigu ten vaikas pasveiko, po savaitės mes drąsiai skiepėm, nes mes neturim tokios prabangos, kad galėtume laukti mėnesį 2. Nes dažniausiai, kaip ir dabar kalbėjom, kad vaikai serga labai dažnai, tai būna, kad jis pasveiko, tik išėjo darželį 2-3 dienos ir jis vėl susirgo. Tai visumoje taip mes skiepėm sveikus vaikus, bet tikrai nelaukiam, kol ten kažkas atsigaus imunitetas, po kažkokių tai dar kažkas. Aišku, yra kontraindikacijų, ten neurologinės ligos, kur mes visai neskiepėm, ar ne, nes neurologai nerekomenduoja. Bet visus kitus tai skiepėm.
sakykit, tai gal bus geresni metai, nugalėsim COVID rugsėjį spalį ir savo gyvensim iki pavasario nesirdami. Ar čia utopija, ar būna taip mūsų gyvenime kartais? Čia utopija yra visiškai absoliuti. Ir kai mes suvedam, kad čia atrodo saulutė, ar ne, nelyja, kaip jūs sakot, nešalta ir vis tiek vaikai serga. Tai pirmiausia, vaikas nesuserga nuo šalto oro, pavadinkim taip. Tai yra sukėlėjai, tai yra virusai, bakterijos ir visa kita. Ir oras čia ne prie ko. Jeigu tas sukėlėjas cirkuliuoja tam tikroje grupėje, mokykloje ar darželė ir vaikai serga. Ir gali būti karšta, ir gali būti vasara. Tik tiek, kaip ir minėjom, kad dažniausiai rudenį jie visi susieina į didelės grupės ir sėkmingai pasidalina. Ir dabar dar, sakau, antrą savaitę dar nėra tos griūties, bet aš taip įsivaizduoju, spalio mėnesį mes turėsim visą grožį. Tai laukia darbymetis. Kaip visada, nieko naujo. Duris užsidarys, ar ne? Ir taip, tai dar mes gripo neturim. Tai o kaip manot, kada šiais metais jisai pasibels? Kaip visada, jis pasibeldžia kažkur po, pirmosios tos kregždės ten, sakysim, prieš naujus metus, bet dažniausiai mes jau turim sausį, vasarį, tuos pikus vadinamus. Tai mes turim COVID, mes turim ar ne dabar gripą. Tai iš dalies jūs teisi, nes dabar vyrauja COVID, tai mes persirgsim, jeigu naujos mutacijos nebus, tai jau pavasario mes sutiksim lengviau, nes visi daugiau mažiau bus jau tą sąlytį turėję, tiek suaugę, tiek vaikai. Tai liks tada gripas. Tada kovosim su gripu. Žodžiu, laukti visada yra ko, ar ne? Taip, ir ruoštis, stiprintis reikia. Galvoju, kad dar gal verta dėmesio ir mūsų žvilgsnio tos namų vaistinės, kaip visada sako mamos ir močiutės, reikia turėti čiobrelių, liepžiedžių, ar ne? Kažkokių mikstūrų pasigamintų naminių. Dažniausiai, čiobrelis, jis atsikosimą gerinas. Liepždis, ar ne, ten išprakaitavimas, tai temperatūros numušimų. Tai visa tai yra gerai, bet nereikia pamiršti, kad tai bet kokiu atveju yra daug veikliųjų medžiagų šitose žolėse. Ir mes jau negalim tiksliai pamatuoti, jeigu ten dar giliau eina mežiuolės, ten dar kažkas, mes galim ir pakenkti, ypač vaikam. Ten nuo čiobrelio greičiausiai arbatėlės mes nepakenksim, ramunėlių ten nepakenksim, bet į tuos rimtesnės žolės lendant reikia pagalvoti. Bet ne kasdien, tik tada, kai karščiuoja, galim sakyti. Matot, esmė tame, kai mes duodam kažkokį tai vaistą iš vaistinės. Jis jau būna praėjęs visus tyrimus, būna patvirtinimai, kad vaikam galima, nekenksminga ir mes tikrai žinom, ką duodam. Kai tu duodi kažkokias tai žolės, kur kažkas patarė, ten viena bobutė perdavė ryšulėlį ir kas ten surinkta, kas įdėta, tai mes nieko nežinom. Ir garantuot, kad čia suveiks taip, kaip sakė, jūs negalit, jūs nežinot koncentracijų. O jeigu ta bobutė buvau aš, kuri paežerį rinko atostogaudama, tai kaip ir galiu, man drąsu, ar irgi negaliu? Nežinau, aš, pavyzdžiui, turgui marinuotų grybų niekada nepirkčiau. Bet čia vaistažolės. Nes ten gali būti ir musmerė, ar ne, žalsvoji, kur tu, principė, susigadinsi visą gyvenimą arba numirsi. Tikrai taip. Tai čia lygiai tas pats, tai vaistažolės. O ką jūs žinot, ta sena bobutė ar tą lapelį nuskynė, o gal nuskynė kitą, kuris suveiks visai blogai. Aš tai nerizikuočiau, jeigu turiu visai. Bet iš vaistinės perkam tas pačias čia yra kiti dalykai. O renka tos pačios bobutės žolės? Bet ten praeina kontrolė. Sakote, ne? Žinoma. Tai žodžiu, turim pasitikrinti ir pagalvoti, iš kur tom žaliavos atkeliauja į mūsų namus. O gal turėtumėt, nežinau, patarimą, kaip tėvam atlaikyti tuos metus, iki kada ateis pavasaris ir tų ligų jau bus mažiau. Pats sakėt, irgi esate tėtis, kaip išgyvendavote tas dienas, kai sūnus sirgdavote? Tu turi apsišarvuoti, kantrybę, tu pakeis situacijos negali, nes vaikas jau susirgo, ar ne? Ir belieka gydyti ir tiek, ir laukti, nes tos ligos visos jos vis tiek praeina, ar ne? Tai jeigu ten yra sloga, kaip pavyzdys, čia buvo paskutinė metu, užsiregistravo, užsitęsusi sloga. Vienas sakinys, ateina pas mane į priėmimą, kiek dienų vaikas slogoja? 3 dienas. Sakau, palaukit, tai 3 dienos ir užsitęsusi sloga. Tai taip, tai čia 3 dienos jau yra daug, o sakau, jūs kai sergat kiek? Savaitę. Tai sakau, ko jūs norite iš to vaiko?
Žmonės galvoja, kad atvedžiau pas daktarą, vos kaip ne autoservizą, paremontavo ir aš toliau važiuoju su ta mašina. Deja, taip nebūna. Vaikas serga ir serga kartais ilgiau negu tėvai. Ta pačia sloga. Jis gali iki 2 savaičių snargliotis ir tiek. Ir tu nieko nepakeisi. Dažnai, matot ir mažuosius pacientus, kaip pavyksta su jais rasti bendrą kalbą, prisikalbinti, žodžiu, reikia vis tiek ten ir procedūrų visokių, ir širdutę paklausyti. Taip. Kas jums suveikia? Oi, žinokit, labai individualu, tie vaikučiai irgi yra visokie. Yra tokie, kur jis iškart pas tave eina ant rankų. Mažas žmogutis, jis nieko nebijo, duoda, su gerklyte, pažiūrėti, čia yra didesnis iššūkis, nes vis tiek reikia įsižiūrėti ir jie nelabai supranta, ko tu nori. Bet su paklausimais dažniausiai būna viskas tvarkoja. Bet yra, aišku, tokių vaikų, kur tiesiog nesiduoda, bet mums netrukdo, atvirai pasakius. Jeigu vaikas verkia, tu dar geriau girdi viską ten. Rimtai, ašaros netgi pagarsina, sakot, ar ne? Nepagarsina, bet tu girdi, ar yra ten karkalų, ar nėra, ar ten su kvėpavimu tvarkoja, širdutė irgi tu girdi, o jeigu verkia, tai gerklę iš viso paprasta pažiūrėti. Paprašai tėvelių, kad palaikytų ir tiek. Nes mes neturim tiek laiko, kad prisikalbinti kiekvieną vaiką. Deja, jeigu tu turi 15 minučių ar ten 20, tai prisikalbinti vaiką dažniausiai tai būna neįmanoma. Nebent vaikas pats jis yra komunikabilus, jam viskas įdomu, yra ir tokių, kurie reikia net kartais sakyti tėveliam, kad nusiraminkit, nes gali nuverst kabinetą, nes viskas įdomu, jis griebia ir tą. Tai čia tie būsimieji jūsų kolegos ateityje. Gali būti. Gali būti ir taip. Ar pasidalina svajonėmis, ar kaip sakėt, vis dėlto laiko yra per mažai ir dažnas jaunas daktaras lieka neišgirstas, potencialus jaunas. Aš kartais pajuokauju, kad jeigu ten labai verkia, tai sakau, nežinau kaip operos ir baletos teatre, bet bažnyčios chore tai tikrai, nes pagal balsą jau girdisi, koks jis stiprus, ar ne? Žodžiu, galite ir nukreipti. Jo, o tie, kurie, sakysim, viskas žingeidu, jam ir stetoskopas įdomu ir tas įdomu, sakau, būsi kolega, arba net pajuokaujam su tėvais. Jeigu tėvai, aišku, matai, kad supranta humorą, tai sakau, palikit vakare, pasimsit, jis man padės, pasistuos. Žodžiu, taip ir būna. Jeigu ne į mediciną, tai gal į operinę ir rasti pašaukimą galima ir gydytojo kabinete. Jeigu gydytojas myli vaikus, ar ne, ir klausa gera, išlavinta, tai, o pats sakėt, irgi gavot postūmį būtent iš amžinatilsį tėvo savo. Nors medikas nebuvo, ar ne? Ne, jis buvo teisininkas, bet, sakau, jo motyvas buvo toks, sako, žiūrėk, Rolandai, mažų dienų ten buvo tų mažų vaikų aplinkui, sako, pas tave jie eina patys. Jie tiesiog rankytės tie. Taip, sako, tu moki su jais ir užsiimt viską. O sako, teisėjai, sako, užtenka, kad aš ten su nusikaltėliais dirbu. Sako, aš visiškai nenoriu. Nėra taip viskas paprasta. Ir tada dar nebuvo tada tų bankų, ten visokių dar. Tai ir aš kažkaip pagalvojau, mokiausi gerai ir įstojau į pediatriją su vaikais. Aš išgirdau, reikia 2 dalykų – mylėti vaikus ir domėtis medicina. Ir dar, kad stumteltų kažkas iš šalies, kas jums ir nutiko. Tai aš tikiuosi, kad ligų sezoną įveiksime, patarimų gavome, reikia apsiginkluoti vidinę stiprybę ir link to gripo sezono irtis, ar ne? Mes negalim pakeisti ligų ten, negalim, net norėdami. Mes kaip sakom, stiprinam tą imunitetą. Jį reikėtų stiprinti jau vasarą, jau reikėtų pirmiausia mitybą, tada fizinis aktyvumas, pasivaikščiojimai, kuo mažiau streso, stengtis su vaikais kalbėti, kad vitaminas D būtinai. Ir kiti grūdina, maudosi ar nedaug ir iki rudens praktiškai. Vėlgi, tas grūdinimas jis negali būti, kad aš iškart įkišau į eketę ir jis jau užsigrūdino, nebesirgs. Sirgs, kaip tik daugiau sirgs. Bet daug tokių yra mažų žingsnelių, kaip aš sakau, iki to, kad vaikas turi sirgti ir sirgs, bet kad jis nesirgtų taip dažnai, kad savaitę nuėjo, 2 savaitės namie, savaitę nuėjo, 2 savaitės namie. Tada taip. Tada ir tėvai, jie pavargsta, atvirai pasakius, nuo tų ligų, darbdaviai nepatenkinti, mamom, tėveliais, nes nėra darbė pastoviai.
Reikėjo vakar, bet mes pabandysim šiandien. Toks galėtų būti mūsų šūkis, apie kurį detaliau pagalvosime vakare. Aš labai dėkoju charizmatiškam vaikų ligų gydytojui Rolandui Silvestravičiui. Linkiu to entuzijazmo ir meilės vaikam, kad jie ir toliau nebijotų pas jūs ateiti ir žinoma, kad pavyktų nugalėti visus virusus ir viską, kas pasitaikys šiais metais tų ligų kelyje. Ačiū. Ačiū, kad buvote, iki kitų kartų. Iki kitų. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Mano daktaras.lt